Žinau, kad dabar netinkamas laikas, bet kai galėsi sustok. Kodėl? Turiu pasisioti. Ką, ar išpratėjai? Neketinu stoti. Bet man labai reikia, ką man daryti? Na, pilk į vieną iš tų tuščių alaus butelių. Jie ant grindų. Tiesiog paimk vieną. Jėzau, Lodai. Liaukis muistyti. Ką? Neapmyškidės, atsargiau. Gerai. Kas ne taip? Butelis beveik pilnas, o aš vis dar noriu. Baik norėti. Negaliu sustoti, jeigu kartą pradėjau. Man gelia. Greičiau paduokite butelį. Ką? Nagi, greičiau. Nagi, duok. Gerai, štai imk, laikyk. Laikyk. Jėzau. Laikyk. Greičiau. Baigiu pripildyti. Kas su kupranugaris? Sustokit. Stokit. Ne, tai mėgstinis, bet dėkui už pasibėjimą. Taip, žudikiški mostai. Sustabdyk automobilį kelkrašyje. Pažymėjimas ir registraciją prašyčiau. Jūs, vaikinai, važiavote per greitai. Ką pasakysit? Jūs, vaikinai, ko gero truputį išgėrė, ar ne? Gėrėte senosių senelių vaistus nuo kosulio? Ne, ponė. Ne. Tuomet kas tai? Nieko, ponė. Taip, nieko. Taip. Jūs juk žinote, kad pagal įstatymus draudžiama vežti atvirą alkoholio tarą, ypač Pensilvanijos valstijoje. Nagi, duokite man tą gėralą. Jūs maži ir sušikti pankai. Nagi. Pone, ne. Ne, pone, nereikia. Negerkite. Geriau platylėkite, jeigu nenorite sužinoti, kuo jums gali tai baigtis. Gal tik tako, ponė? Dinkite iš čia po velnių. Kodėl jie neprašo išpirkos vedybų? Tai nelogiška. Palikau pinigus tiksliai ten, kur jie ir prašė. Man viskas logiška, merė. Turėjome iš karto paskambinti policijai, kai tik sužinojome, kad Bobį pagrobė. Jelena, mes apie tai jau kalbėjome. Pone Andrei,